Tekome ekstremalią situaciją. Iš pradžių galvom, kad rūkas, bet čia dega durpės, nieko nesimato. Važiuojam į nežinę. Radiolokacinę stotį. Vairuotojas su raudonom akim buvo, turbūt iš tų. Jo, čia yra legendinė. Čia yra ta stotis, kurią mes vaikystėje girdėdavom per radio tašką, nesuprasdam, kas ten kalba. Tai dėka šios stoties iš tikrųjų mes girdėjom tos garsus. Diktavim 7. O kiek varna yra? 0,3. A tu? Ką aš suvalgiau radioaktyvų obuolį? Radioaktyvi vegetarė. Šitas kaimas yra labai arti atominės elektrinės, kuri va, žiūrėk, ten sarkofagas matosi, ne? Jo, nauja. Naujasis sarkofagas matosi. Siurrealistiniai vaizdai. Dozimetras kažkur toli, neaišku, kiek šitos radiacijos. Visi yra radiofilai, mėgaujasi radiaciją. Čia geras. Nufotkinkis kas nors šitą, nes aš palikau. Ne, man, aš gal su mobiliaku nufotkinkis. Čia geras, šitą ir pagavo, nu fainai. A, jis pasirašė ir po to pagavo? Jo, rytoj eisim į Pripetį. Jo, rytoj eisim į Pripetį, į vakar pagavo. Štai čia yra žurnalas, kur pasirašo visi nelegalūs stalkeriai. Jie pasirašo kuriais ir juos tada pagauna. Taigi, mėly draugai. 18 valandų be miego nevalgė. Paskutinį kartą valgėm ketvirtadienį su Vidmantu. Sukrytė viskas. Buvo verta. Buvo verta. Jeigu mūsų net pažįstat veidų, tai aš Remigijus, čia Vidmantas. Apie ką tu svajoji, Vidmantai? Apie kepsnį, alą, lovą. Dar 18 valandų laukia be miegės. Tualetas. Prie kraso, kuris dar labiau fonuoja. Ten 1000 kartų viršė normą. Bet šitie žygeiviai atkaklus, jie nieko nebijo. Jie yra radiofilai. Iš tikrųjų, tai čia šita vieta yra remonto dirbtuvės technikos, kuri dalyvavo gelbėjimo darbuose. Ir čia atvažiuodavo, atveždavo visą techniką ir ją remontuodavo. Dabar visą tai yra palikta. Už vairo atsisėsi? Nu, kiek rodo? Šitas žiauriai užsirtas net nerodysiu, nes bijau sugadinti kamerą. Žiauriai. Jeigu žiūrovai neįžiūrėjo, tai buvo 1000 parašyta buvo. Kažko. Kai leistina norma 0,3. Kažko. O. 60. Tai 200 kartų viršė leistina norma radiacija. Kažkokia dalelė. Daug išmesta buvo po sprogimo šitą vietą, ne? Čia pagrindinis ir buvo srautas. Ten va į tą pusę toliau rudasis miškas. Dabar maitinsim šamus. Va, jau jie pamatė, atplaukė visi. Čia mutantai. Pažiūrėk, kokie žaptai chams. Peflon. Pažiūrėk, kiek suėjo čia jų. Kaip didumo. Šersim mutantus. Iš pradžių patys atsikasim. Valgoma, galima šert mutantus. Aš susidėjau, nes čia kyla visokios dalelės. Galimas, negalimas, nenori prisikvėpuot. Opa! Nu, metam bulkas.
Pokšt. Šameliai. Šamai va suplaukė. Jie net jų nevalgo, jau plaukė, galvoja, ai. Tingi, tingi. Įdomu, jeigu šitą ant tokio tikro žuvų pašarą atvežas, pavyzdžiui. Oi. Ir einam kartu. Nu, einam. 4, 2, 3. 17. Nu. Ar žinai, žingsnis ir dėjo, 4,5. Vien tik ranką ištiesiu ir 4,5 jau. 4,6. Tai jau, pavyzdžiui, jeigu aš ateisiu čia, ko negalima daryti, tai jau 4,7. Tai prasme, įsivaizduoji, va čia yra 5, čia yra jau 7. Gali patikėti, kiek ten yra koks 70. Tai kas nori pasideginti savo kiaušinėlius? Jo, kiaušinius į foliją tikrai reikėjo. Čia yra labai užteršta ir asfaltas yra dezaktyvuotas. Bet tik nuėjęs nuo asfalto į kelkraštį iš karto 10 kartų viršyje. 8,3. 8. Žemiau, žemės, arčiau žemės. Pas nesilies. 8,3, 8,5, Tai jeigu prigultum. 8,9. O jeigu žoliai burną įsidėtų? 9,3. Pirmą iškrenta dančius. 50 kartų viršyje normą. Gal obuoliuką? Ar tu nori būti apšvitintas? Nebežinau, ar grįšiu jau. Nu. Esam pagrindiniai Pripetės miesto aikštėje. Kadaise čia virė gyvenimas, šurmuliavo tūkstančiai žmonių, o dabar viską pasigremžė gamta. Mano telefonas turbūt matuoja. Mūsų pietus, tai yra halva. Paskutinį, kad valgėm ketvirtadienį. Ačiū Jeva. Ačiū Jeva, Kam pėdų. kad padarys sumuštinių. Kepsnių iš šiaip ačiū. Mes labai dėkingi. Dabar sotus vaikštam. Mėgaujamės. Kiek čia žmonių likimų kažkada gyveno. Džiaugiasi, augino vaikus. Po to pist ir nebėra. O vaizdai kaip iš apokaliptinio filmo. Tikrai kažkas, nereikia savo akim pamatyti. O, prisimenu dar šitus aparatus. Hendrikas be tyrų pamėgdavo. Vidmantas. Vada. Atsimenu, blema dargi. Skanu būdavo. Gavom užduotį surasti dalelę, kuri spinduliuoja didelį kiekį radiacijos. Kolegos ieško, vaikšto, bet neranda. Čia yra tas vandens tvenkinys, pats radioaktyviausias. Ten yra jisai nuo upės užpiltas, padaryta damba. Tai vat iš čia kas nors gali pabandyti atsigerti. Nieko neįsiskrinti, bet pramonė tokia. atsisėdi ir turi Kiaušinienė. kiaušinienę. Gal aš jau eisiu tada. Štai Forum Cinemas. O, prašau. Koks grožis. Dulkės radioaktyvios. Au, kiek dulkių. Lygiai vidurnaktį atgyja kinoteatras ir muzikantai groja. Viešbutukas. Airbnb. Ten yra miesto parkas, tai yra miesto viešbutis Palėkė. Yra didžiulis univermagas, universalinė parduotuvė. O dabar mes einam pro parką, pro bokso ringą, prie to kato.
Kaip sakė vadovas, čia yra pagrindinė miesto aikštė, kur visokios jormarkos vykdavo. Deja, daugiau jos nebevyksta. Negerai. Bet vėlgi, jeigu grįžtų gyventojai, Jo, galima gyventi. jeigu sugrįžtų gyventojai, sugrįžtų ir gyvybė. Iš kosmoso. Supsimės apžvalgos ratu. Na tai štai, apžvalgos ratas. Matome, Remigijui jau pakenkė kalbą su tavim. Žinai, pavyzdžiui, tu supiesi sprogs ir tu viršutiniam šitam sustabdo ir visi bėga, o tu lieki viršui. Papildomai noriu dar parodyti vieną mano mėgstamiausių vaikystės atrakcionų, tiesiog be kurio niekaip negalėdavau ir zyzdavau tėvų, kad leistų pasivažinėti. Tai yra Audi 100. Audi 100 mašinėlės. Štai. Reikėdavo susukti vairą ir važiuodavo. Štai yra daug gyventojų pripėtės. Moškė. Koks fonas šitas moškės? Čia mokykla ir baseinas. Berniukai nusivalom kojas. Čia labai gilus baseinas. Žiūrėk, piešinys. Žiūrėk, ICU, zagadki, gipnoza. O. Čia darai, žinai, kad šitą būtų fokusas, antram plane kasos aparatas, trečiam plane dujoko krūva. O čia žmonės, kurie ateina, tai deda pinigų. Kad renovuotų? Jo, renovacijai. Va, meta po 5 gryvinas. Yra baltarusiškų rublių 100, kurie turbūt verti. Džono Lenono plokštelė. Metalo yra. Tai klaidžiam po klases. Mokyklos koridoriai, kuriais kažkada lakstė klykė, klegėjo vaikai. Dabar klega dijokas. Taigi vaikai, su rugsėjo 1 lankomės Tuskulėnų vidurinėje mokykloje, kuri puikiausiai įsisavino ES lėšas ir yra pasiruošus rugsėjo 1 šventei. Štai, pasižiūrėkit, ideali tvarka. Dabar visi vaikai rudens atostogose. Пылают звезды на Кремле, их свет горяч и неизменен. Для всех людей на всей земле звучит надеждой слово Ленин. Gal ko ieškot, gal galiu kuo padėti? Ne, ačiū. Laukiu savo pamokos. Ai, Griškevičienė? Ne, Gerai. galvoti. Aišku. Ką aš tau galvoju? Būtum savo ramiai buvęs Vilniuje savo, prie ežero, geras oras. Vastėsi po radiaciją. Nereikėtų dabar poros draugų nešti iš zonos. Atleiskit, kad vėl vaizdai bus sugadinti vieno tokio dalyvio. Jis pastoviai maišosi. Apsimeta, kad vaikščia, kažką filmuoja, iš tikrųjų tai seka, persekioja. Bet vis tiek, čia mes einam į Jupiterio gamyklą. Filmuoju apie pažangiausią magnetofonų gamyklą tuometiniai Sovietų Sąjungoje. Sanijo. VEV 240. Nukris ar nenukris? Štai kur klausimas. Svarbiausia, čia niekur neprisiliest. Spėkit, ką aš matau kadre. Turistus įėjimą į gamyklą. Prašom, merginas praleidžiam į priekį. Roboto ranka, matai? Kaip? Nu rimtai.
Dvi cukrinės sujungti. Uždaro ciklo kvėpavimo aparatas. Čia yra deguonies gamykla, iš kurios žmogus gali pragyventi 1,5 valandos. Va, išsipakuoji šitą daiktą. Su šitu įsispaudi nosytę, kad netyčia neprakvėpuotum. Šitą įsikiši burną ir tada patrauki aktyvatorių. Jisai turėtų pristatus. Pučiasi. Ir štai mes turime, va čia va, eina deguonis. Galit paliesti, pučia deguonį. Žiūrėk, jisai esmė, tu įkvėpi deguonį, iškvėpi anglies dvideginį. Ir ta puslė susimaišo ir paskui jau tu vis pasimaišosi. Bėk, aktyviai būnant gali išbūti 45 minutės, ramiai sėdint 1,5 valandos. Ir čia pilna tokių pridėta? Čia aš aną išlupau, yra naujų tenai. Prašau, nosį suspaudžiu. Dar teka? Ne, visas. Gal tada iš mokyklos tai plakatą paėmėm tau, kad Ką toks sunkus? Namuose galėsi su ant fotelio kvėpuot sėdėt. Esam auto kapinėse. Čia yra technika, kurią naudojo atliekant gelbėjimo darbus. Vėliau jos atsikratė. Tankas. Čia ant tanko bazės? Ne, žinok, čia nieko tragiško. Man 7 ant vikštų. Ai. Kabinai 700, tai viskas normaliai. Ai, čia reikia prožiko, ne? Nebūtinai. Turiu ant galvos atsiklopą, bet... Ir tiesiog pašvies. Matom vieną kalinį aukštą. Что здесь было? Милиция. Милиция? Видишь, вот город Припять, видишь. Угу. А где здесь в этой схеме мы? Примерно. Не знаю. Трудно сказать, да? Да. Надо сейчас посмотреть. Ну вот завод Юпитер, короче. Угу. Вот, похоже. Да. Вот. То мы здесь, вот. А, ну той дорогой шли. Да. Ориентировочно. Угу. O dabar traukiam į darželį. Pažiūrėsim, kaip vaikučiai pabiručiai gyveno paskutinės dienas. Iš viso buvo jų 15 Pripetėj. Šitas, kaip sakė vadovas, toks gražiausias, daugiausiai išlikęs žaislų. Tai pažiūrėsim. Koridoriai. Vaikų kaladėlės, žaislai, štai mašinytė. Valgykla. Labą dieną, ką turi šiandien valgyt? Blyneliai? Gerai, ačiū. Sveikatos kampelis. Artefaktai. Įvairiausi. Žaislai šitų laikų prieš 30 metų. Lovytė, fotelis. Gyvasis kampelis. Mešiukas su dujokauka. Mergaitė su barzda. Įdomu. Štai kiemas. Jaučiuosi nežinau kaip kur. Город детства. Tai jau tikrai, kad город детства. Vaikystės miestas. Toks ir liks amžiams. Miegamieji. Lovytės, čia vaikai miegodavo. Tikėkime, visi pabudo ir laiku spėjo išsineždint ar būtų išvežti.
Nežinau, čia aviacija. Pastatas kaip pastatas, bet kaip netikėta, miške. Užlipim į antrą aukštą. Terasa. Antras aukštas miegamųjų. Žaislai. Tikrai baugu. Nežinai, ko tikėtis. Lieka vakaro Vyšnaitė. Kopimas į 16 aukštą. Be lifto. Per laiptines. Apžiūrėsim butus. Iš viršaus pasimėgausim visos Pripetės panoramą. Tai yra nelegalu, yra neleidžiama, bet mes tą darysim, mėly žiūrovai. Ir viską jums parodysim. Reaktorius. Senas sarkofagas. Naujas sarkofagas. Medžiai apaugę. Namai apaugę medžiais. Ir mūsų komanda. Komanda! Tai yra kažkas nepakartojama. Į kurią pusę dūga? Ai, tie! Aha. Ką? Apačioje. Buvom ten, kur nelegalu. Ant pačio stogo. Apsižiūrėjom, pasifotkinom. Užsidėjom varneles ir dabar leidžiame žemyn, kad gaut pizdai. Bet mes pirmi leidžiamės, ar yra dar kažkas? Yra? Пиздец, пришел незаметно. Tiksliau заметно. Nu, už visus veiksmus reikia atsakyti. Reikia nusiteikti. Nemaloniai pratarmiai. Bet ką darysi, tas buvo verta to. Atsijungiu. Prisijungti dar bus galimybė. Jeigu atims fotiką, sorry, Černobylio nebuvo. Iki.